Treneriai, šiemet naujas formatas, startuoja Top lyga ir, kaip žinome, daug licencijavimo, daug pokyčių. Kaip pačiai komandai, kaip klubui, matome puikiai pasiruošę šiandien. Tai sudarė sudėtinga buvo, ar koks jūsų pats požiūris į šitus pokyčius? Tie pokyčiai kol kas dar tik tai pradmenis, taip kad tie pokyčiai teigiami ir neigiami bus matyti pasibaigus sezonui. Bet žiūrint iš į pirmo plano, tai pokyčiai į gerąją pusę, kadangi nebebus komandų, kurios yra žymiai silpnesnės ir kiekvienas rungtynės bus pakankamai atkaklios. Šiandien matome nemažai žiūrovų, tai ar tai naujo formato, ar tiesiog padaugėjo klubo gerbėjų? Sunku pasakyti, šiemet buvo vasara daug sportinių renginių per televizorių. Tiek respublikinės televizijoje, nežinau kaip jos ten vadinas dabar. Buvo daug informacijos aplamai bendrai apie regbį, tiek buvo apie Europos regbio 7 čempionatą. Žmonės stebėjo ir žmonės nori turėti tasą gerų varžybų, gerų rungtynių, tai manau, jie renkasi tam, kad pasižiūrėti ne šiaip praleisti laiką, bet pažiūrėti gerų rungtynių ir tik tada praleisti gerai laiką. Manyčiau, kad jeigu atkaklios kovos vyks šį rudenį, žiūrovų daugės. Jūsų nuomonė pačiam Lietuvos regbiui ir jo vystymuisi, ko labiausiai trūksta šiai dienai? Daug trūksta, bet mes pagal tą, ką mes turim Lietuvoje, tai mes gana smarkiai žengiam į priekį ir gerą rodom rezultatą, žaisdami su labai rimtom komandom, gerų valstybių komandom, tos, kurios turi profesionalų regbį. Mums trūksta daug, pradedant nuo bazės, einant toliau prie trenerių, prie jaunimo mokymo, prie strategijų klubų ir taip toliau. Šiuo momentu aš matyčiau didžiausia bėda yra bazė. Mes neturim kur sportuoti, žiemos metu daugiausia, neturim gerų stadionų, kur galėtumėm žaisti, neturim infrastruktūros, kur galėtų ateiti sirgaliai, rėmėjai, tėvai, vaikai ir turėti pilną kompleksą jiems priimtinų renginių. Ačiū už interviu.